labai malonus jausmas, kad padarėm tikrai gerą darbą, bet dar maloniau, kad mes tikrai neparodėm viso maksimalaus potencialo, ką galėjome padaryti, ir kad galim dar geriau pasirodyti. Aišku, galim, kaip ir vakar kalbėjom su komanda paskutiniam susirinkime, galėjo būti daug blogesnių dalykų ir scenarijų, galėjo būti ir geresnių scenarijų, bet visumoje, kad mes antrus metus iš eilės jau taip stipriai pasirodom tarp Europos valstybių, kai buvo visi stipriausi sportininkai to amžiaus, net ir neutralios šalios Rusija ir Baltarusija, ir vis tiek mes sugebėjom pasirodyti stipriai, galingai. Tai džiugu, aišku, daug darbų laukia, daug vasaros, skirtingose rinktinėse, tai malonu. Didelis ačiū trenerių kolektyvui, didelis ačiū visam personalai, tikrai didelį personalą. Negalim sakyti, kad važiuojam tuščiomis ir kažko nepasirūpinta, tai vaikai turėjo tikrai, manau, geras sąlygas, kurias ir išnaudojo. Kas labai įsiminė, aišku, estafetė 4x200, tai jau nuostabus pasirodymas, Smiltė užtikrinta, paskutinė estafetė smagu labai buvo, bet gal toksai man didžiausias įspūdis buvo, kad plius 35 laipsniai temperatūra, rytiniai plaukimai ir vis tiek gerinasi sportininkai tos savo asmeninius rezultatus ir gerinasi stipriai. Ir turėjom tas toks didelis pasigerintų asmeninių rezultatų skaičius mane gal labiausiai tenkina kaip komanda visa, kaip pasirodė. Tai reiškia, mažiau pasiteisinimo ir daugiau tikėjimo savimi. Sakiau nuolatos, komandinė įskaita, 4. vieta, nuostabu, kokios šalys aplenktos didžiulės, estafetės merginų 2 medaliai ir tai jau siušta. Puošmena, Smiltė Plytnikaitė, turime nuostabią komandą, džiaugiuosi, kad turime didelę komandą ir tikiuosi, kad dauguma pereis į elitą sėkmingai ir ateityje labai lauksim jų dar geresnių rezultatų.